Labą dieną. Čia nauja Laisvės televizijos laida Unboxing. Aš Šarūnas ir čia pristatau naujienas, kurių jūs galite trokšti, bet galbūt nežinote ir verta nusipirkti. Daug žmonių ateina pas mane ir klausia, kas yra tie išmanūs namai. Išmanūs namai tai yra viskas, kas susijęta su technika, elektronika ir yra smart technologijos. Susijungia su telefonu, jūsų durų, kaip ir čia, skambučiai, termostatai, televizija, bet viskas, kas yra connected to internet arba jūsų smartphone yra smart home, išmanūs namai. Čia ant stalo turiu išmanų skambutį iš kompanijos Ring, kaip Unbox Ring. Tai yra Video Doorbell 2. Tai pažiūrim, kas ant dėžės. Gražiai atrodanti dėžutė, configurable motion detection. Kiek suprantu, tai yra atstumo reguliavimas, kiek jisai gali paimti judesį, kiek iš arti, kad įsijungtų pats skambutis. Infraredas Night Visionas. Kompanija šiam skambučiui duoda viso gyvenimo garantiją. Okay, toliau, easy installation, labai lengvas pastatymas, Wi-Fi'us, Full HD kokybė. Yra du mikrofonai, galima šnekėti su žmogum, kas stovi prie jūsų skambučių. Weather resistant design, atsparus drėgmei, kaip suprantu, ir visiems oram, labai įdomu. Tai lygiai yra minus 25 laipsnių Celsijaus yra. Daro šitą dėžę, cool. Čia sveikinasi instrukcijos visus. Iš tikrųjų, svarbiausias dalykas, aš jau daug kartų sakiau, tai yra svarbu būtinai perskaityti iki galo. Fainas daiktas, protected by. Čia žinot, kaip tas yra kur? Atsargiai piktas šuo! Atsargiai piktas šuo! Atsargiai skambutis! Ok, pats prietaisas, plastiko gabalas. Įdomu, kaip jis atlaikys minus 25. Čia, kaip supratau, yra laikiklis. Šiaip fainai, nes prideda visų varžtukų, visko, ko gali būti prireikti. Nereikės nieko rūpintis. Jo, čia kuris laikiklis, kuriam skirtas, bet irgi galite neskaityti, nes patys viską mokat. Dar yra Install Tools dėžutė. Čia jau čia visi reikiami dar papildomi varžtai ar dar kažkas. Čia atsuktuvas. Jo, cool. Ir dar netgi drėlė, micro USB. Kraunasi ten baterijos. Jie prideda komplektacijų vieną uždėtą, tokią kaip apsaugą, kitą dar turim pakeitimą. Apart tos likusios tuščios, ne, dar čia yra nesąmonė. Dar popierius, dar kažkoks laikiklis. Kiek mačiau truputėlį informaciją, tai šitas laikiklis yra skirtas, jeigu jūs turite pirmą versiją Doorbello, tai ant jo uždėti kažkokiu būdu. Pakraunama baterija. Gamintas sako, kad jinai laikys apie metus pusantrų, priklausomai kiek žmonių, kiek tavo pačių darysi, kiek svečių užeis ir taip toliau. Šis skambutis leidžia nuotoliniu būdu prisijungti prie esančios kameros ir matyti, kas stovi prie jūsų durų, gauti pranešimus, jeigu kažkas prieina prie jūsų durų ir jūs nustatote sensorių, kuris reaguoja į judesius. Ir šis skambutis leidžia jums išgąsdinti kažką, kas stovi prie durų. Bandom, nežinau, dedam bateriją. Čia lyg ir viskas, gal čia dedam. Norėjau trenkti. Mirksi. Yra appsas ir ant Androido, ir ant iOS-o, tai aš jau atsiunčiau appsą, spaudžiam, bet reikia sukurti accountą. A few moments later. Sukūriau accountą, toliau rodo Ringo visus prietaisus, bet mes turim skambutį, tai pasirinkam Doorbells, pasirinkam Doorbell 2 mes turim su savim. Pavadinsiu jį Laisvės išdėžinimo Ringas. Continue. Ar leisti, confirm your location, ok. Your location is invalid. Čia yra kažkoks pasirodo mygtukas, kurį reikėjo paspausti, nes čia parašyta setup button. Congratulations, your setup is complete. Ok, good. Ir dabar vyksta update. One eternity later. Atnaujinimai pasidarė, aš truputėlį, kol daręs atnaujinimų panašių aplikacijai, yra daug įdomių dalykų, bet pats įdomiausias tai tas Live View. Yra Live View mygtukas.
Live view, activating device. Buah. Yra. Biškiai atsilikimas yra. Full HD, ne? Nu, va, dabar kažkas užstrigo. Ne, vėl užstrigo. Gal ir kokybės kaip ir užtenka, kaip skambučių, nes kiti skambučiai iš vis neturi kameros. Bet šituo atveju norėtųsi truputėlį daugiau. Žiūriu, naktį. Nu, iš tikrųjų, po striukę, kaip tai atrodo. Ir dar viena funkcija, kuri įdomiausia, aišku, yra žmonėm be Live View vaizdo perdavimo, tai yra dvipusis garso perdavimas. Alio. Alio. Tu girdėjai? Nebūnant namie ir kažkas, jeigu paskambina į duris, jūs aplikacijoje gaunat pranešimą, kad kažkas skambina jūsų duris ir jūs automatiškai galite pasižiūrėti. Tai Someone is at your laisvės išdėžinimo ringas. Galiu paspausti, iškrito ir notifikacijas paspaudžiau ir iškart iššoko vaizdas. Šis daiktas dabar ramiai kainuoja 359 eurų. Bet jeigu jis tikrai atlaiko visas žiemas, vandenis ir šalčius ir dar turi viso gyvenimo pavogimo nuo vagių garantiją, taipogi išlaiko bateriją 1,5 metų, kodėlgi ne? Tarp kitko, naktį matos irgi visai neblogai, tai kaina padori. Taigi, jeigu norėsite įsigyti šitą daiktą, galim pasiūlyti susirasti description'e linką į Topo Centro elektroninę parduotuvę, kur jį galėsite įsigyti. O čia buvo Laisvės televizijos laida Unboxing. Aš buvau Šarūnas, nepamirškit likint, sharint, subscribint ir tiesiog lankykitės Laisvės televizijos YouTube kanale ir susitiksim ateity labai greitai.